Sveiki visi susirinkę. Šiandieną turėsime ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaitą. Tai mokymus vesiu aš, Vida, ir mano kolegė Ieva. Kaip susideda mūsų mokymai, tai yra sesijos struktūra, tai pristatysim seminaro medžiagą. Vėliau bus tips and tricks jūsų visų pamėgta rubrika ir klausimai bei atsakymai. Prieš pradedant mokymus norėčiau pasidalinti anketą, jeigu galėtumėt ją užpildyti. Galbūt turite kažkokių pasiūlyti temų, kurias galėtume kitą kartą pristatyti. Jau įkelsiu nuorodą. Tik galėsite ar visos sesijos metu, ar po, labai lauksim jūsų atsakymų. Taip, tai šiandien aptarsime ateinančių laikotarpių sąnaudų nustatymus, ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimą ir ateinančių laikotarpių sąnaudų ataskaitas. Tai ši tema buvo viena iš sąraše, kuri jums aktuali. Tai dar primenam, kad įrašą atsiųsim, tikrai nesirašykit, paklausykit, o galėsit persižiūrėti dar savarankiškai. Tai pirmiausia, pakalbėsime apie ateinančių laikotarpių sąnaudų nustatymus. Dabar kas įeina į nustatymus? Tai atidėjimo šablonų sukūrimas ir bendra informacija, atidėjimo šablono grafiko nustatymai ir atidėjimo šablono aprašo nustatymai. Pirmiausia, pasižiūrėkime, kaip sukurti atidėjimo šabloną ir kaip užpildyti bendrą informaciją. Tai čia pateiktas vaizdas iš Business Central. Mes jį pakartosime ir sistemoje, tai tiesiog kaip sukurti atidėjimo šablono kortelę ir kaip užpildyti pagrindinę informaciją. Tai dabar keliaukime į Business Central ir per paiešką vedame atidėjimo šablonai. Spaudžiame plius naujas ir dabar pildysime pirmą skiltį, tai bendra informacija. Atidėjimo kodas gali būti identifikacija, kokiam laikotarpiu yra kuriamas atidėjimo šablonas. Na, tai pavyzdžiui, aš kursiu 3 mėnesiams, tai tiesiog 3M. Apraše galite jau pasirašyti detaliau, tai pavyzdžiui, 3 mėnesių atidėjimas. Ir pasirenkate pagal jūsų sąskaitų planą atidėjimo sąskaitą. Pas mane bus 291. Šiandien mes kalbame apie sąnaudų paskirstimą per laikotarpius, tačiau turėkite omenyje, kad visiškai vienodas principas yra norint paskirstyti pajamas, tik tai atidėjimo sąskaita jau čia bus kitokia, tai turėkite omenyje, kad galit pritaikyti ir pajamoms. Tai užpildėme bendrą informaciją, toliau keliaukime prie kito nustatymo, tai atidėjimo šablono grafiko nustatymai. Tai kita skiltis yra atidėjimo grafikas, kur jau pildoma informacija, pagal kurią bus ir skaičiuojamas atidėjimas. Tai bus pildoma atidėjimo procentas, ar pilnai suma atidedama, ar ne. Skaičiavimo metodas, pradžios data, laikotarpių skaičius, periodo aprašas ir dar yra vienas požymis, apie kurį truputį vėliau papasakosiu. Taip pat rasite, kai atsiųsime skaidrėse, skaičiavimo metodai, kuo jie skiriasi. Aš, kai sukursiu jau patį pirkimą, jums parodysiu, kaip sumos pasiskirsto skirtingais būdais. Tai dabar truputį apie tai detaliau nekalbėsiu. Keliausime į sistemą, tuomet užsipildyti atidėjimo grafiką. Tai pas mane atidėjimas bus 100%. Skaičiavimo metodą, kaip sakiau, galima pasirinkti jums tinkamą, aš pasirinksiu galbūt labiausiai naudojama tai tiesioginė. Pas mane pradžios data bus registravimo data. Ką tai reiškia? Jūs, pavyzdžiui, kuriate sąskaitą šiandienos data, tai reiškia, atidėjimas bus skaičiuojamas nuo registravimo datos. Jeigu rinksitės laikotarpio pradžią, tuomet atidėjimas būtų skaičiuojamas nuo balandžio 1, jeigu laikotarpio pabaiga nuo balandžio 30. Kito laikotarpio pradžia tai būtų nuo gegužės 1 skaičiuojama, na ir kitų kalendorinių metų pradžia tai nuo 27 metų sausio 1. Tai aš pasirinksiu variantą kaip registravimo datą
Ir laikotarpių skaičius tai yra, jeigu matote, kad atidėjimo kodas yra 3 mėnesių, tai vadinasi atidedama 3, tai laikotarpių skaičius 3. Periodo aprašas, tai jisai papuola į didžiąją knygą, galite tą patį 3 mėnesių atidėjimą naudoti ar tiesiog aprašas, kuris reikalingas jums. Tai iš atidėjimo grafiko skilties užsipildėme tiek. Toliau keliaukime prie atidėjimo šablono aprašo nustatymų. Tai būtų kita skiltis ir eikime į sistemą, parodysiu detaliau. Tai atidėjimo šablono nustatymai tai yra UNI produkto papildymas. Aš dabar truputį ištrinsiu, kad jums parodyti, kaip jį prisidėti, nes galite gauti vaizdelį ir tokį, kad čia yra tuščia. Jums reikėtų prisidėti nustatymus. Tai viršuje yra tvarkyti, sukurti nustatymus ir spaudžiate taip. Ką jisai daro? Tai jeigu jūs atidėjimą vedate pajamų, tai pardavimo eilutėj, sąnaudų pirkimo ir bendrajam žurnale gali būti abu, jums tiesiog pagal nustatytus parametrus surenka aprašą. Na tai pavyzdžiui, dabar kaip žinoti, kokie tie parametrai. Jūs stovite ant pirkimo eilutės ir viršuje, kur tvarkyti yra parametrai. Štai čia išskleidus matysite, kad pirkimo dokumente apraše jūs gausite dokumento numerį pirkimo sąskaitos ir tiekėjo numerį. Tai čia galite laukus įsidėti, žiūrint, ką jūs norite matyti apraše. Tai va, galimi nustatymai panašiai kaip ir registravimo aprašo, kai kuriate sąskaitas. Tai šios nustatymus mes taip pat prisidėjome, kai kursiu sąskaitą parodysiu pagal dabartinius, kaip atrodys. Tai keliaukime toliau prie ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimo. Šiandien apžvelgsime, kaip ateinančių laikotarpių sąnaudas registruoti per pirkimo sąskaitą faktūrą ir kaip galima registruoti per bendruosius žurnalus. Tai pirmiausia, pakalbėkime apie registravimą per pirkimo sąskaitą faktūrą. Taip, tai keliaukime į sistemą. Tai panaudosim tą patį atidėjimo šabloną. Aš turiu susivedusi pirkimo sąskaitą faktūrą. Taip, atsidarome. Tai viršūnėliai susipildom standartinę informaciją, atkreipiu dėmesį, kad registravimo data mano yra šiandien diena. Ir aš turiu atidėti draudimo sąnaudas. Tai susivedu savo DK sąskaitą ir tuomet turiu 300 atidėti per 3 mėnesius. Tai jeigu neturite šitų atidėjimo kodo galioja iki stulpelių, tai pasižiūrėkit personalizavime. Dėl galiojimų datų aš parodysiu kaip antrą galimą variantą. Dabar apžvelkime visiškai paprastą standartą. Tai susivedu sumą DK ir renkuosi atidėjimo kodą 3 mėnesių. Kaip pasirenku, kaip dabar man žinoti, kada ten papuls ta suma, į kokį mėnesį, kiek. Tai šalia matote 3 taškelius. Paspaudant jų, jūs galite peržiūrėti, kaip pasiskirsto atidėjimo sumos. Tai dabar šitoje vietoje mes pakalbėkime apie tos skaičiavimo metodus. Tai jeigu jūs renkatės nuo registravimo datos, matot, kaip sakiau, įkrenta ir balandžio jau dalis atidėjimo. Tai pagal tiesioginį metodą sumos yra paskirstomos už visą laikotarpį proporcingai. Tai matysite, balandžio čia yra dalis, tada gegužė, birželis ir dalis liepos. Jeigu viskas taip tinka, tai puiku, nieko keisti nereikia, tačiau galime pasižiūrėti, kokie dar galimi metodai. Jeigu aš pasirenku vienodas per laikotarpį, kad sumos pasikeistų, būtinai reikia paspausti skaičiuoti grafiką. Tuomet matysite, kad pas mane Liepos mėnesis jau prapuola. Dėl to, nes sumos yra paskirstomos vienodai kiekvieną mėnesį. Tai reiškia, nesvarbu, kad už balandį mes turim ten likusias 10 dienų, vis tiek yra atidėjimas 100 eurų. Tuomet galime pasižiūrėti laikotarpių dienų skaičius, skaičiuoti grafiką. Čia yra pagal mėnesio dienas paskirstoma sumos.
Tačiau, kaip minėjau, yra požymis naudoti 365 dienas. Tai atidėjimo šablone yra štai šis požymis, kuris atsižvelgia, kad mėnesį gali būti ne tik 30 dienų, bet ir 31. Kitų atžvilgių yra skaičiuojama kaip 360 dienų per metus. Tai turėkit omenyje, kad sumos skirsis uždėjus šį požymį. Tai keliaukime į sąskaitą faktūrą. Tuomet yra apibrėžta vartotojo, vėlgi spaudžiu skaičiuoti grafiką. Ir čia jau reiškia, kad jūs rankomis įrašote reikalingas atidėjimo sumas. Taip pat, daugiau rankinio darbo, bet iš esmės datas irgi galima keisti rankom, jeigu jūs, tarkim, norit, kad čia būtų ne gegužės 1, bet gegužės 5 ir panašiai. Galiojimo datos funkcionalumas parodysiu su kitu pavyzdžiu, kaip jisai veikia. Tai aš pasilieku tą tiesioginį, perskaičiuoju grafiką būtinai, nes jisai pats automatiškai nepersiskaičiuos. Dabar dėl to aprašo. Tai kaip ir sakiau, ką tos formulės daro, tai kaip minėjau, aprašas ir susideda, kad yra dokumento numeris ir tiekėjo numeriukas. Tai kokius atliksit nustatymus, tokį aprašą čia ir rasite. Tai mes tuos 300 eurų kaip ir paskirstėme po laikotarpį, su mūsų grafiku viskas tvarkoje, galima jį uždaryti, pasižiūrime, kad tikrai niekas nedingo ir tuomet galima peržiūrėti registravimą ir pasižiūrėti DK įrašai, kaip jie susikuria. Mėgstu pasifiltruoti pagal datas, kur akivaizdžiai matosi, kaip susideda sumos per sąnaudas, išsiema ir pasiskirsto per visus mėnesius likusius. Taip pat dėl aprašo, kad paskirstimas jau pats yra su atidėjimo šablono parametru, o sąskaitos registravimo aprašas jau priklauso, kaip atrodys sąskaita. Tai va taip veikia paprastas visiškai atidėjimo šablonas, jį galima pasidaryti ir 12 mėnesių ir kiek jums tik reikia. Tik atkreipiu į dažniausiai pasitaikančią klaidą, kad būna taip, jog jūs renkatės atidėjimo kodą, pavyzdžiui, 12 mėnesių ir gaunate klaidą, kad atidėjimo kodas nepatenka į ataskaitinius laikotarpius. Tai čia yra labai svarbu, kad ataskaitiniai laikotarpiai būtų sukurti metams į priekį. Tai jeigu mano atidėjimo kodas, pavyzdžiui, yra 12 mėnesių ir jisai persikelia į kitus metus, aš jau gausiu klaidą, kad čia nėra laikotarpių. Todėl būtinai reikės apdoroti, kurti metus ir pasikurti dar vienus metus į priekį, kad jūsų kodukas patektų į laikotarpius. Tai čia tokia bene dažniausiai pasitaikanti klaida. Tai mes galime šitą sąskaitą faktūrą užregistruoti. Dabar pakalbėkime apie tą atidėjimo šabloną pagal galiojimo datas. Tai keliaukime į atidėjimo šablonus. Aš turiu čia pasikūrusi jau šabloną su galiojimo datomis. Tai kada jis yra tinkamas, kai jūs norite apibriežti patys, nuo kada iki kada yra reikalingas atidėjimas. Nenorite, tarkim, ten turėti 20 šablonų su skirtingais periodais. Tai tiesiog galite ir pasivadinti, kad yra atidėjimo kodas galiojimas pagal galiojimo datas. Ir kad jisai veiktų, reikia būtinai skaičiavimo metodą pasirinkti galiojimos datos. Tada matot pradžios data, laikotarpių skaičius laukeliai tampa pilki, jie neaktyvūs ir čia jau nieko negalėsit koreguoti. Periodo aprašą taip pat galima pasikoreguoti, koks patinka. Ir pagal galiojimo datas dažniausiai pastebime, kad naudojama jau yra tos 365 dienos per metus, bet irgi tai nėra privaloma. Na ir šita vieta išlieka tokia pati. Tai dabar suveskime realiai sąskaitą, kaip atrodys tos galiojimo datos. Taip, tai turim sąskaitą, vėlgi šiandienos data ir turim draudimo sąnaudas su 600 eurų. Dabar čia atidėjimo koduką jau renkamės mūsų galiojimas ir svarbu šie du laukeliai. Tai tos galiojimo datos, nuo kada jisai galioja iki kada. Na tai pavyzdžiui, aš turiu balandžio 21, bet aš žinau, kad mano tas draudimas pradės galioti nuo gegužės man 11 reikia atidėti iki, pavyzdžiui, rugpjūčio 8. Tai reiškia, jūs apibrėžėt
laikotarpį nuo kada iki kada. Jau nėra ten ar 2 mėnesiai, ar 3, jūs galbūt išsiskaičiuosit, kiek ten realiai mėnesių, bet čia veikia datos. Kaip pasižiūrėti vėl, kaip tai atrodo, tai prie atidėjimo koduko 3 taškai paspaudžiame ir tuomet, ką mes matome, kad jisai paskirsto nuo tos gegužės 11 per birželį, liepą ir rugpjūčio 1. Tai skaičiuoti grafiką čia jau spausti nereikia, nes jis automatiškai pasiskaičiuoja, nebent jūs naudotumėt paprastą, ar kaip sakiau, čia keistumėt. Su galiojimo datom jūs jau kaitalioti, realiai ištrinti galit, bet jos apibrėžia taip, kad kiek yra laikotarpių, tiek ir įkrenta. Ir tada pasiskirsto jau pagal dienas sumos. Tai taip veikia tos galiojimo datos, čia yra irgi Uni produkto funkcionalumas, standarte nerasit, bet tikrai buvo padarytas klientams naudojimo patogumui. Tai galima tuomet irgi peržiūrėti registravimą. Ir kaip susikuria įrašai. Vėl tas pats aprašas ir pasiskirsto sumos per mėnesius. Tai tuomet užsiregistruojame šią sąskaitą taip pat. Taip, tai parodžiau, kaip per pirkimo sąskaitas faktūras registruoti atidėjimą. Tas pats principas būtų ir su pajamom per pardavimo sąskaitas faktūras. Tuomet apžvelkime, kaip registruoti ateinančių laikotarpių sąnaudas per bendruosius žurnalus. Tai keliaukime į Business Central. Ir per paiešką vedame bendrieji žurnalai. Iš praktikos rekomenduočiau susikurti, jeigu dažnai vedate atidėjimus paketą, tai pas mane atidėjimai. Ir kaip mes dabar čia vedame. Iš esmės principas yra visiškai toks pats kaip sąskaitos. Irgi yra ir kodai, ir galioja nuo datos. Aš gal šiandien noriu truputį parodyti tokį įdomesnį atvejį, kai jūs, pavyzdžiui, keliatės likučius. Jungiate įmonės, keliat likučius, pereinat į naują sistemą, reikia susikelti likučius. Kaip galima tuos atidėjimus per vieną eilutę susikelti? Iš praktikos matome, kad dažniausiai keliam per 2 eilutes. Tai pirmą eilutę, tarkim, jūs sukeliate sukauptą atidėjimą gruodžio 31. Ir tuomet jau nuo sausio 1 atskirų įrašų išdėliojate tos sukaupimus. Tačiau jūs galite atlikti tai per vieną eilutę. Kaip tai padaryti? Tai registravimo datą mes renkamės 25 metų gruodžio 31, tai būtent tą likučio sukaupimo datą. Dokumento tipas aš rinkausi, kad tai SF-as, galite ir tuščią palikti pagal jūsų jau praktikai, kaip turi būti. Numeriukai, mano vėl draudimo sąskaita, suma ir tada pasirenku atidėjimo kodą, kad man reikia nuo sausio 1 atidėti 3 mėnesių. Tai pasirenku tą patį 3 mėnesių atidėjimą. Vėl čia taip pat kaip sąskaitoje yra tie 3 taškai, pasispaudžiam ir dabar ką matom. Pagal mano kortelės nustatymus atidėjimas turėtų jau prasidėti įkristi į gruodžio 31, tačiau mes žinom, kad mums taip yra neteisingai ir mums reikia, kad atidėjimas jau būtų nuo sausio 1. Mes galime šitoje vietoje, kur yra pradžios data viršuje, pasidaryti, kad yra sausio 1. Ir paspaudžiam skaičiuoti grafiką. Tuomet mes matysime, kad tą 300 mums įdės kaip likutį į metų pabaigai, o nuo sausio jau išskaidys pamėnesiui. Tai, kad būtų aiškiau, aš parodysiu registravimą. Ir matysite, kad jūs kaip ir nušaunate 2 zuikius per vieną eilutę, kad parodote ir sukaupimą gruodžio 31 ir išsiema ir viskas persideda per ateinančius mėnesius. Tai šitą būdą, kaip vestis likučius per atidėjimo šablonus, rasit ir mūsų instrukcijoje apie būsimų laikotarpių sąnaudas, bet tikiuosi, kad panaudosit ir nereikės daugiau vestis eilučių. Tai užsiregistruojame tuomet. Pas mane patvirtinimą įjungti, tai aš negaliu užregistruoti. Bet iš esmės skirtumo nėra dabar registruosiu ar ne, principą turbūt supratus. Taip, dabar toliau pakalbėkime apie ateinančių laikotarpių sąnaudų ataskaitas.
Tai pakalbėsime apie atidėjimo suvestinę pirkimas, bandomąjį balansą, SLE arba paprastą, DK atidėjimo suvestinę, atidėjimo eilutes, DK ir pirkimas. Tai pirmiausia, pažiūrėkime, kaip atrodo atidėjimo suvestinė pirkimas. Tai dažnai klausėte, kokias galima ataskaitas naudoti apie ateinančių laikotarpių sąnaudas, tai per paiešką veskime atidėjimų suvestinė pirkimas. Šita ataskaita yra standartinė, tai reiškia, kad gal nėra visiškai 100% funkcionalumas pritaikytas prie Lietuvos lokalizacijos, bet iš esmės parodysiu galbūt kaip paprasčiau ją naudotis. Aišku, 100% gal poreikių netitiks, nes ir mes truputį matom spragų, bet iš esmės naudotis galima. Tai dabar taip. Kas svarbu? Galima pasižymėti, kad kiekvienam lape rodytų skirtingo tiekėjo atidėjimo informaciją. Galima taip pat užsidėti, kad jau kurie atidėjimai yra pasibaigę, kad slėptų nulinės eilutes. O balansą renkatės, jau kaip jums reikia, aš, pavyzdžiui, renkuosi, kad man būtų nuo šių metų. Įdomu, kokie, pavyzdžiui, atidėjimai dar likę šiais metais. Spaudžiu peržiūrą. Taip, ir ką mes čia matome? Tai mano buvo atidėjimų dar suvestų 24 metais, turiu ir naujų, ir šiandien registruotų. Iš esmės, kaip jums analizuoti? Tai atidėjimo pradžios data, tai kada jau buvo suvestas jūsų atidėjimas, tada kokiam laikotarpiu skaičiui jisai buvo atidėtas, pavyzdžiui, 12 mėnesių. Ir pagal balansą nuo šių metų pradžios, ar mes dar turim likusios atidėtos sumos. Tai matome, kad kur buvo dokumentai 24 metais, jau čia jokio atidėjimo likusio nėra. Turime dar 500 eurų, kas buvo vesta šių metų balandžio 14 ir taip pat yra mūsų registruoti dokumentai. Tai va čia ta likusi atidėta suma, kur dažnai klausėt, ar man dar kažkas liko atidėta, tai galite pasižiūrėti šitoje ataskaitoje tiems atidėjimams, kurie buvo vesti per pirkimo sąskaitas faktūras, nes va čia matysit dokumento numeriuką. Tai yra štai tokia ataskaita. Tuomet keliaukime prie bandomasis balansas SLE. Taip, per paiešką suveskime bandomasis balansas SLE. Turbūt šitą ataskaitą dažniausiai naudojate aplamai visoms DK sąskaitoms. Tai aš pasirenku čia tik atidėjimo sąskaitą. Ir pavyzdžiui, filtruoju irgi šiuos metus. Spaudžiu peržiūrą. Ir čia matysiu, kaip bandome balansą, paprastai sumas, tai pradžiai debitas, kreditas, pokytis ir likutis. Čia minusai dėl to, nes jau mano yra pasibaigusių atidėjimų. Tai čia tokia visiškai paprasta ataskaita, taip pat kaip jūs žiūrėtumėt sąskaitų plane. Taip, tuomet toliau kita ataskaita yra DK atidėjimo suvestinė. Tai jinai yra skirta atidėjimams, kuriuos jūs vedate per bendrąjį žurnalą. Taip, vedame per paiešką DK atidėjimo suvestinę. Irgi lygiai tokios pačios opcijos kaip pirkimo atidėjimams. Pasirenku nuo šių metų ir spaudžiu peržiūrą. Tai principas visiškai tas pats, tik čia aš turėjau daugiau atidėjimų suvestų, lygiai taip pat rodo, ar dar yra likusių atidėtų sumų. Tai kad tas pats, kas pirkimas. Iš esmės tik tai registruotėms į DK atidėjimams. Taip, toliau atidėjimo eilutės DK ir pirkimas. Čia galima pasižiūrėti, gal pradėkime nuo atidėjimo eilutės DK. Čia galima pasižiūrėti, kokių aplamai buvo vestų atidėjimų šioje sistemoje. Tai čia yra kaip sąrašas su datom, su aprašais, sumom, kada buvo kas vesta. Tai jeigu jums patogu, iš esmės galite pasinaudoti analizės režimu. Tai šis mygtukas.
Ir galima čia pasidaryti kaip ir suvestinės režimą, pasianalizuoti pagal dokumento numerį, sumas. Čia tiesiog iš bendro sąrašo galbūt panaudosite per analizės režimą, pasigrupuojant dokumentus ar panašiai. Tai čia yra kas per bendruosius žurnalus, lygiai tokios pačios atidėjimo eilutės yra ir pirkimo dokumentams. Tai pirkimas, sąrašai. Ir čia matysite, kiek esu suvedus pirkimų atidėjimui, taip pat ir gražinimų. Jeigu jūs nuo pirkimo norite daryti gražinimo pažymą, tai tik turėkite omenyje, kaip padarysite iš pirkimo gražinimą, tai kodukas ten automatiškai neužsipildo. Turėtumėt, jeigu norit gražinti, tarkim, tam pačiam laikotarpiu, tai tiesiog pasirinkti tą patį koduką. Tai čia archyvuojami visi dokumentai. Tai su atidėjimo eilutėms ir DK pirkimu tiek, dar gal truputį parodysiu, kad galite iš to pačio sąskaitų plano pasižiūrėti. Tai atsidarome sąskaitų planą, pasirenkame 291 ir man, tarkim, reikia pasižiūrėti atidėjimus metų pabaigai 25, tai pasirenku filtruoti sumas pagal datos likutis. Ir pasirenku gruodžio 31 ir matysite, kad yra mano notas minus 257, kur paspaudus ant skaičiaus galiu rasti visus dokumentus. Tai čia kaip su bandomoju balansu, tai taip ir su sąskaitų planu galite pasianalizuoti. Tai apie pačius atidėjimus ir suvestinės visas tiek, tai nėra labai plati tema. Tikiuosi, kad sužinojote ką nors naujo, galbūt galiojimo datų nežinojote, tai kviečiu labai naudotis ir būtent per tą vieną eilutę vestis dokumentus. Dabar pereikime prie tips and tricks dalies. Tai šiandien apžvelgsime diegimo planas, numatytojo registravimo data, dimensijų išsaugojimas keičiant gavėją. Tai pirmiausia, pakalbėkime apie diegimo planą. Daugelis turbūt jau žinot, kad turime sistemoje diegimo planą, tačiau norėjau parodyti, kad jisai yra atsinaujinęs ir galbūt galėsite panaudoti kasdieniniai veikloj. Tai per paiešką vedame diegimo planas. Tie, kas turi darbo užmokesčio modulį, tai matysite RESPAR. Tai čia yra darbo užmokesčio, jie turi irgi savo, tai žinokit, kad finansų yra be jokių simbolių. Tai ką mes čia pridėjome? Tai diegimo planas dabar yra truputį paskaidytas į tokius skyrius. Tai yra metų uždarimo operacijos, periodo mėnesio, kasdieniniai darbai ir pradiniai nustatymai. Čia jis yra stipriai papildytas ir jeigu, pavyzdžiui, tikrai kartais užima laiko ieškoti instrukcijos, bet jums tikrai nežinote, kaip atlikti tam tikrą operaciją, galite atsidaryti diegimo planą. Čia kaip ir sudėjome visas dažniausiai atliekamas operacijas, tai pavyzdžiui, gal nežinote, kaip atlikti užskaitas, galite paskaityti instrukciją, jūs tiesiai nuves, peržiūrėti video. Tai kartais nereikia tiesiog keliauti per visas instrukcijas ir ieškoti, bet galite pasinaudoti diegimo planu ir pagal pavadinimą lengvai susirasti tai, ko trūksta. Tai mes įtobulinam, įtraukiam vis daugiau operacijų, bet tiek deklaracijos sudėtos, tiek tokie dalykai, pavyzdžiui, kaip patikrinti sintetiką su analitika metų pabaigai. Taip, toliau numatytojo registravimo data. Taip, tai dabar keliaukime į sistemą. Pirkimų ir mokėtinų sumų nustatymuose yra toksai požymis – numatytojo registravimo data. Ir čia yra du pasirinkimai – be datos arba darbo data. Tai dabar parodysiu, ką jie abudu daro. Pirmiausia, pasirinkime darbo datą. Ir tuomet, kaip žinote, mano parametruose galima nusistatyti darbo datą. Kad pavyzdžiui, aš dirbu už vakar dieną ir man reikia, kad visi dokumentai būtų vakar dieną. Paspaudžiu gerai. Tai jeigu aš nusistačiau tenai, kad mano registravimo data yra pagal darbo datą, ir aš kuriu sąskaitą faktūrą, pasirenku tiekėją, tai man automatiškai registravimo datą parenka tą vakar dieną iš darbo datos laukelio.
Tačiau, jeigu aš pirkimo nustatymuose nuimčiau ir padaryčiau, kad mano numatyto registravimo data yra be datos, tuoj parodysiu, koks bus skirtumas. Tai kuriu sąskaitą, pasirenku tiekėją. Tai kas atsitinka? Mano registravimo data lieka tuščia. Vadinasi, čia nėra nei darbo datos, nei jokios datos, o dokumento data jinai visada automatiškai ateina iš nustatytos mano parametruose darbo datos. Tai turėkite omeny, kad jeigu norit, kad visus 3 pildytų vienodai, tai tą nusistatykit nustatymą, kad pagal darbo datą būtų. Tai va, toks mažas tipsas, bet tikiuosi jums pagelbės. Toliau dimensijų išsaugomas keičiant gavėją. Tai čia yra uniprodukto funkcionalumas, bet galvoju, galbūt parodysiu, jisai pakankamai yra naujas ir galbūt pravers. Tai dabar taip, pirkimo vėlgi ir mokėtinų sumų nustatymuose yra toksai požymis. Saugoti DocDim keičiant gavėją. Ką jisai reiškia? Yra tokių atvejų, kai jūs, pavyzdžiui, perkate iš vieno tiekėjo, bet gavėjas yra kitas ir jūs naudojate dokumente dimensijas. Tada jūs kas mėnesį kopijuojate tuos pirkimus, nes nenorite vesti rankomis, bet kai nukopijuojate, galbūt gavėjas jau yra kitas tam mėnesiui. Kai jūs pakeičiate gavėją, jums nusimuša visos dimensijos, jums vėl ten reikia rankom dėti ir panašiai. Tai šitas požymis išsaugo dimensijas. Čia galima pasirinkti tokius variantus, kad be jokio papildomo paklausimo jisai tiesiog tas dimensijas išsaugotų keičiant gavėją. Galima, kad jisai klaustų, arba kad jų aplamai nesaugotų, kaip buvo iki šiol. Tai aš pasirenku, kad saugoti visada ir tada parodysiu praktinį variantą, kad truputį būtų aiškiau, kaip tai veikia. Tai keliaukime į pirkimo sąskaitas faktūras ir aš turiu čia Lietuvos tiekėją. Aš turiu sąskaitą, tačiau pas mane gavėjas mokėtojo, ta prasme apmoka kitas, yra Gražutis. Ir kas dar yra svarbu, kad aš šitam dokumentui turiu dimensijas, kur visada šitam bus ta pati dimensija ir jos vertė. Tai šį mėnesį aš užsiregistruoju, kad už Lietuvos tiekėją moka Gražutis. Aš dar nusikopijuoju prieš tai sąskaitos faktūros numeriuką, nes po to man reikės pakopijuoti ir parodyti. Tai aš registruoju šitą sąskaitą faktūrą. Ir viskas. Mes žinom, kad jame yra Gražutis mokėtas ir dimensija. Dabar ateina naujas mėnuo. Man reikia vėl Lietuvos tiekėjui sukurti sąskaitą, bet aš noriu ją kopijuoti. Taip, tai spaudžiu parengti, kopijuoti dokumentą iš užregistruotos sąskaitos. Ir, pavyzdžiui, aš įtraukiu taip, minutę. Taip, pasižiūrim numeriuką, greičiausias pasikeitė dabar. Jo, tiksliai užsiregistrau, pasikeitė pas mane numeris. Taip, pasižiūrim, tada naujausias mano buvo Lietuvos tiekėjo. Taip, pasikopijuom numeriuką. Ir kopijuojam. Įtraukiu antraštę, man svarbu, ir tada ką? Susipildom tiekėjo SEF numerį. Čia išsitrinam, vedam kaip naują sąskaitą, ten tarkim 200, dabar pasižiūrim SEF viršūnėlėje, kad mūsų dimensija yra, viskas tvarkoj, tačiau apačioje, kas standartiškai vykdavo. Kad šį kartą bus ne Gražutis mokėtojas, bet bus, pavyzdžiui, kilobaitas. Ir tokiu atveju nusimušdavo dimensijos ir nieko nebelikdavo, reikėdavo vėl eiti uždėti dimensiją. Šiuo atveju jinai lieka. Tai toks yra naujas funkcionalumas, jūs galite realiai pakeitus gavėją, tuomet registruoti sąskaitą su visom dimensijom. Tai
tokie tips and tricks ir ačiū už išklausimą, perduodu žodį kolegijai. Tai dar norėčiau pakviesti aktyviai pildyti anketą. Jeigu turite kažkokių pasiūlymų, visada jų laukiame. Vasarą neorganizuosime jokių mokymų, o grįšim rudenį su naujom idėjom ir naujais mokymais. Taip pat turime ir keletą klausimų. Galbūt pateiksiu tą, kurį galėtų Ieva parodyti. Nes yra klausimas, pavyzdžiui, jeigu draudimas yra nutraukiamas ir reikia koreguoti atidėjimo laikotarpį, kaip reikėtų teisingai nutraukti atidėjimą? Dabar čia būtų klausimas, ar visam atidėjimas nutraukiamas ar daliai, nes tiesiog, kaip ir sakiau, jūs galite kurti pirkimo grąžinimo pažymą, tik tai turėsit koduką atidėjimo įsidėti, tam periodui, kuriam, pavyzdžiui, jeigu jūs iš 12 mėnesių ten 3 mėnesiams turit grąžinti, tai irgi pasirenkate datą, nuo kada yra grąžinimas, atidėjimo kodą ir puikiai grąžina lygiai taip pat, kaip ir pirkimą registruotumėt, lygiai taip pat ir grąžinimą. Tik tai nepamirškit koduko. Jeigu, pavyzdžiui, ten atidėjimas jūsų yra sutampa, tarkim, su registravimo datos, sąskaitos faktūros data, tai realiai jums to koduko nereikia. Galit pasižiūrėti tose ataskaitose, kiek jums likę iš sumos, bet principas yra lygiai tas pats su atidėjimo šablonais. Tai tą patį galite ir naudoti, jeigu visam turit grąžinti. Taip pat yra klausimas, kad nerodo prie skaičiavimo metodo pagal galiojimo datą. Taip pat eilutėse galioja nuo ir galioja iki. Tai kas galėtų būti, arba senesnė versija negalėtų būti kažkokia? Reiktų pasižiūrėti, ar nereikia jums atsinaujinti UNI appsą. Arba neturit UNI appsą. Jo, arba jeigu ne mūsų klientai, tai neturėsit UNI appso. Būna, kad mūsų klientai ir neturi, tai pasižiūrėkit, kad jūsų globalus administratorius pasižiūrėtų, ar tikrai turit UNI appsą, ar naujausią versiją. Jeigu kilo problema, esat mūsų klientas, tikrai pildykit Jira, nes tiesiog turim pasižiūrėti konkrečiai situaciją, kas yra negerai su datom. Taip pat dar yra klausimas dėl atidėjimo grafikai. Registravimo datą visada duoda mėnesio 1 dieną, o ne paskutinę. Ir būna klientų, kad keičia ranką, tarkim, ilgesnis yra. Taip, tai kaip ir rodžiau, dar truputį galiu sugrįžti. Tik dabar sąskaitos man gal reikėtų. Aš pakursiu greitai. Tai jeigu jūs pasirenkate, nepatenka. Jeigu pasirenkat, pabandysiu ant galiojimo datų, jeigu pasirenkate jūs atidėjimo šabloną, jau žinau, ką negerai padariau. Datos reikia. Taip, dabar turėtų man jau veikti. Dabar, kaip ir minėjau, standartiškai yra parenkama 1 mėnesio diena, tačiau jūs galite čia koreguoti. Lygiai taip pat galite rinktis, kad būtų paskutinė, bet dar ką galima padaryti, tai pakoreguoti patį atidėjimo šabloną. Tai, pavyzdžiui, aš pasirenku, kad pas mane turi būti laikotarpio pabaiga, pradžios data. Tai kaip atrodys? Dėl to rodau kelis variantus, kad jūs tiesiog pasižiūrėtumėt, kuris variantas jums tinkamas. Tai pasirenkam atidėjimo koduką, skaičiuoti grafiką, nereikia spausti, jau susiskaičiuoja ir matot, kad čia yra realiai ne nuo registravimo datos, bet užsideda paskutinė šio mėnesio data, bet vis tiek kito mėnesio yra 1 dienos. Tai realiai koreguotis ranka tuomet reikėtų, jeigu reikia datų, kad būtų būtinai paskutinė diena. Dar
buvo klausimas dėl galimybės, jeigu yra metinis draudimas, bet apmokėjimai, tarkim, kas ketvirtį. Be abejo, galima ant tiekėjo užsidėti mokėjimo terminus, bet... Automatinio mes neturim kažkokio. Neturim, dar galvoju, galbūt galima tada vestis per Microsoft sutarčių modulį ir tada atidėtų tas sumas ir tos mokėjimus. Realiai ateinančių laikotarpių sąnaudoms dėl apmokėjimų kažkokio automatizacijos priminimų ar kažko neturim, nebent naudoti visai kitus, kaip sako, Vida funkcionalumus, tai sutarčių modulį. Tai jeigu domintų, kaip tai atrodo, galite irgi rašyti. Šiaip iš tikrųjų planuojam kažkada parodyti ir sutarčių modulį, kaip jisai veikia. Yra dar klausimas, kaip patogiau suvesti sukauptas sąnaudas. Laikotarpio su minusu neduoda turbūt suvesti. Galima apsirašyti sukauptas sąnaudas, tarkim, jeigu patenka į kitus metus. Tai gal tiesiog aprašysim klientui, kaip tiksliai. Čia instrukcijos reikėtų jau šituo atveju. Dar yra klausimas, pirkimo sąskaita metinis draudimas. Pirkimo sąskaitoje yra 10 automobilių, suvedus į būsimus laikotarpis atidėjimo aprašo neįskaido 10 automobilių. Sumuoja visus į bendrą ir išdalina per mėnesį. Ar čia yra papildomi nustatymai? Šiaip galima susikurti dimensiją ir įsiskaidyti tas eilutes pagal automobilius. Taip, nes standartiškai tikrai neapims tokio skaidimo. Ir dar yra vienas funkcionalumas, mes jo nenaudojam, tai yra draudimo tipai ir draudimo polisai ir yra draudimų registras. Šiaip standartiškai šitas funkcionalumas yra skirtas vestis ilgalaikio turto draudimus priskirti, tačiau standartiniuose tokio kaip kažkokiam draudimam nėra susivesti. Taip pat, iš tikrųjų mes šiandien norėjom pristatyti atidėjimo šablonai, kaip veikia, bet tikrai yra klientų, kurie tiesiog per ilgalaikį turtą vedasi būsimų laikotarpių sąnaudas, tai yra instrukcija, jeigu šis variantas domina, bet būtent norėjom parodyti, kaip veikia tie atidėjimo šablonai. Matau, klausimų šiandien turim. Jeigu sąskaitoje yra daug eilučių, kuriams reikia uždėti tą patį atidėjimo terminą, ar galima kažkaip greičiau uždėti juos, ar reikia eiti per kiekvieną eilutę ir dėti ranką? Tai su F5, F8 jau galit pasikopijuoti tiesiog eilutę nuo viršutinės. Arba lygiai taip pat galit su Ctrl+C kopijuoti visą eilutę ir Ctrl+V kitą eilutę. Ar dar turim klausimų? Dabar kol kas ne. O kaip sekasi mums su anketas pildymu, ar kažkokių minčių dar turit, nes tikrai vasarą dėliosim nuo rugsėjo temas. Tai labai aktualu, kad parašytumėt, o vasarą iš tikrųjų filmuosim tips and tricks įvairias dalis. Tai sekit mūsų YouTube kanalą, nes tenai atsiras naujų filmukų. Nežinau, ar žinote, bet pasikeitė mūsų Softera puslapis, tai tenai dabar yra sudėta ir visi mokymai, esami, būsimi, galite per ten registruotis. Keičiasi truputį ir spalvos, tai nenustebkit, kad ir YouTube kanale išvysite kitų vaizdų. Taip pat turim ir Facebook puslapį, kuriame irgi kviečiame užduoti klausimus, aktyviai dalyvauti, nes atsako ne tik tai mūsų konsultantai, bet ir kiti puslapio sekėjai į klausimus. Tai taip pat kviečiam registruotis į Facebooką. Tai anketą jūs galite pildyti iš tikrųjų ir po susitikimo, jinai atvira būna, nėra taip, kad mes išjungiam, tai galite ir už savaitės užpildyti, gal ateis kažkokių minčių. Šiaip iš tikrųjų neapsiribojam tuo, kad būtinai tik anketoj galite rašyti, bet galite parašyti ir mums, kokios tos temos būtų įdomios, paprastą laiškelį. Tai kaip suprantu, klausimus mes atsakėm visus, ne? Jo, tai tiesiog parašysim dar dėl sukauptų sąnaudų. Patikslinsim tada. Tai pridedam ir naudingas nuorodas į šiandienos temos. Taip, tik priminsiu, kad vaizdo įrašą, kadangi atostogauja kolegė, turėsim tik tai kitą savaitę. Taip pat primenam, kad
turim LinkedIn puslapį, Facebook grupę, YouTube kanalą. Visada laukiam jūsų instrukcijų puslapį taip pat galite rašyti instrukcijų puslapį ir pasiūlymus, ką galėtume, kokias instrukcijas pridėti. Bei Business Central mokymai. Tai, kaip matot, gegužės 14 dieną mūsų kolegės kartu su advokatu Mariu Vašku ves mokymus skaidrus darbo užmokestis 2026-2027 metais, teisinės rizikos ir praktinės pasirengimas. Tai labai kviečiam registruotis ir dalyvauti. Sužinosit turbūt daug kas keičiasi su nauja direktyva, tai tikrai sudalyvaukit, rasit taip pat mūsų puslapį nuorodą ir kviečiam. Taip, visų labai laukiamas Microsoft Dynamics Business Central 28 versijos naujienų apžvalga. Tai pristatysim tiek, kas pasikeitė iš standartinio Microsoft funkcionalumo, tiek ką padarė mes bei mūsų konsultantai iš Softeros. Taip pat registruokitės gegužės 19:10 val. Tai nuorodas greičiausiai pridės ir kolegė kitą savaitę siųsdama įrašus, bet jeigu labai nori, tai tikrai puslapį yra nuorodos ir galite užsiregistruoti. Tai jeigu nebeturim klausimų, turbūt šiandien tiek. Tiek, ačiū visiems. Ačiū Jums. Prisijungė tiesiogiai ir iki kitų pasimatymų. Iki.